Žinutė apie nežinomybės baimę. Kai pradedi kažkokią naują veiklą, kai išeini iš seno darbo, naujo ieškai, kai pradedi galbūt savo verslą, galbūt pradedi naujus santykius, o galbūt nori užbaigti senus, toks lyg yra pasipriešinimas, lyg išlenda baimė, nežinai kaip bus, nes ta situacija, kuri yra, ją pažįsti ir jinai tokia kaip ir saugi, o kai bus, gal bus nuo vilko meškos, gal bus dar blogiau. Tai vienintelis dalykas, ką gali atrasti nežinomybės baimiai, tai tik tai daugiau savęs. Nes jeigu atėjo ta žinutė, kad eik daryk, atėjo ta idėja, reiškia, ta idėja atėjo tam, kad tu žengtum žingsnį, tai yra vedimas, tai yra augimas. Ir tas žmogus, kuris neauga, nu, tas vanduo, kuris nejuda, jis pradeda smirdėti. Ir kodėl aš sakau daugiau savęs nežinomybės baimiai? Pagalvok dabar, jeigu kažką darėjai ir bijojai daryti. Nesvarbu, padarėjai kažkokį žingsnį ir nesvarbu, ar tau pasisekė, ar tu susifeilinai pirmą kartą, bet tu tai padarėjai. Ką gavai? Sužinojai daugiau apie save. Kažkas pasikeitė aplinkoj, kažkas paaugai elgesy, atsidarė naujas galimybės, galbūt pasikeitė vertybės vietomis, o galbūt pamatai, kad kažkoks įsitikinimas, kuris anksčiau buvo tikras ir tau naudingas, pamatai, kad jisai yra netiesa ir nesąmonė, pasikeitė įsitikinimas. Tai vienintelis dalykas, už nežinomybės baimės stovi daugiau savęs, nes daugiau nieko ir nėra, tik tu. Tai kai ateina idėja tą daryti, pasižiūrėk, koks pirmas mažas žingsnis ir jeigu tas žingsnis per didelis, suskaidyk į dar mažesnių žingsnelių, kad ta nežinomybės baimė būtų dar mažesnė ir sumažėtų iki milimetro. O tada gali pasižiūrėti, ką dėjus tą mažą žingsnelį, tu gavai pozityvaus, kaip augai ir tada tiesiog pirmin. Sėkmės.